laiškus pamatome, nes jų yra iš tiesų labai, labai daug. Aš tai visus pamatau tiesiog, geriausius išrenku, vat ir viskas. Va. Tai žodžiu, dabar darysime žiauriai piktą vieną išdurkę, bet jau taip gavosi, kad pats žmogus užsirovė. Klaudijus yra toks? Ei, nesakyk, taigi esi tėvu, dabar tai jau pasakys. Nesakysi tėvu. Tai mes tik vardą pasakė. Tai jau esi galvoju, nežino? Labai daug čia tokių yra? Gerai, nesu. Tai kuris numeris, palauk, apatinis tas? Tai telefonas, kur telefonas. Ai, palauk, apatinis. Tenais tas, kur 86. Apatinis. Gerai. Padėk dievulį, kad tėvelis nebūtų piktas. O Jėzus. Kaip baisu. Jeigu man prestėvas. Kaip baisu. Klausau. Alio, labas vakaras. Labas. Čia gal Klaudijaus tėtis? Kaip? Sveiki, čia Andrius. Ir aš norėjau paklausti, gal jūs žinote, kas atsitiko su Klaudijum? Kas atsitiko? Aš nežinau, jisai išjungęs telefoną visą laiką, neatsako į skambučius, tiesiog norėjau paklausti, kame problemos. Aš nežinau. Ar jisai čia išvažiavęs į kažkur tai, ar kas jam yra? Neišvažiavęs, tai aš vyra, jisai namuose, va. Jėzus, nes klausykit, jis man neatsakinėja, tai jisai man specialiai neatsakinėja. Kas čia skambėjo? Čia Andrius, galėsite po to pas paklausti Klaudijaus, jisai jums paaiškins viską. Aš tiesiog esu neviltijau, viskas. Jisai man neatsakinėja, jisai man nerašo, jisai neatrašo ir man iš viso yra... Ir aš, pavyzdžiui, nežinau netgi, ką man dabar galvoti. Jeigu jisai namie sėdi ir man niekada neatrašo. Tai ką man dabar daryti? Aš nežinau, pasakykite jam, kad jisai yra šiknius. Ir kad viskas, kas buvo tarp mūsų, jisai šituo viską nubraukė. Girdi, tu gazą nuimk. Tai ką man daryti? Tai kad jisai mane atrašo. Dročin. Jūs toks, va iš ko jisai išmoko taip elgtis. Eik tu, nalė. Jis man irgi tą patį sako visą laiką. Matosi, kad tikras jūsų sūnus. Čia. Alio. Pakvieskit Klaudijų. Arba perdodam linkėjimus. Ką? Arba perdodam linkėjimus gal dabar. Kam perduot linkėjimus? Tėčiui, jo, kodėlgi ne, Klaudijus pats užregistravo. Labas tėti, Klaudijaus tėti, čia radistai. Klaudijus užregistravo jūs, kad mes jūs išdurtumėm šiek tiek. Jo, mes norėjom pagazdinti šiek tiek kitokią formą, kad tėtis pajaustų, kągi reiškia, jeigu sūnus jo kartais, galėtų būti toks. Tai va, mes radijo stotis iš Vilniaus, čia Justinas Jankevičius ir Jonas Nainys. Supratau. O kiek Klaudijui metų beje? 19 buvo. O, tai pats tas amžius jau, atrasti save. Gerai, tėti, tai gero vakaro. Nesupykit, linkėjimai Klaudijui. Gerai, dėkui. Iki.